Labą dieną. Čia prieš Žes televizija ir blogerio Kazimiero Juraičio laikas. Šiandien pas mus svečiuose Jurijus Subotinas. Labą dieną, gerbiami žiūrovai. Jurijus pažadėjo nesikeikt, bet jeigu keiksiesi, Jurijau, nepyksim. Ir atiduosiu ne tik Visaginą, dar ką nors pridėsim už darbą tėvynėje. Pirmiausia, pasakykit, kodėl fone pasirinkot Lietuvos vėliavą. Nes fonas informacinis, tai čia va kalbant prieš valstybingumą Lietuvos, varo ant Lietuvos, čia už tarybų valdžią, nu va toks. O kodėl va trispalvės fone? Dėkui, kad šitam fone patalpinot mano, reiškia, va šitą interviu, su kuriuo aš pas jumi atėjau. Bet šitam fone vis dėlto trūksta, žinot, bet mano, pagal mano idealu, tarybų Lietuva. Va toks fonas, tai būna, iš tiesų, vėliava Lietuvos, bet tarybų Lietuva. Unikalioji šaly gyvenam. Taip, unikalioji šaly gyvenam, visi žmonės buvo aprūpinti, reiškia, gimstamumas buvo fantastinis, reiškia, nuo Smetonos laikų, jeigu aš neklystu, ten nuo 2 milijonų, atrodo, iki 3,7 milijonų, suprantat, žmonių buvo, reiškia, gamyba buvo, reiškia, pramonė dirbo, žemės ūkis, mokslas, supratį, žmoniškumi resursai buvo didžiuliai. Visur, kur tik nebuvau, aš reiškia, tarybiniais laikais, vat, kada sakydavau, aš iš Lietuvos, aš iš Kauno, tai visi, suprantat, tiesiog spaudė ir lenkė galvą. Ir visi labai kalbėjo apie, reiškia, mano tėvynę, Lietuvą, apie Lietuvos žmonės. Tai va. Tai kai Gazmanovas dainuoja, radilsi, gimiau Tarybų sąjungoje, tai čia su pasididžiavimu. Va, viešai ploju Gazmanovui už šitą dainą. Todėl, kad va dabartiniai, tie, kurie uzurpavo valdžią 30 metų, jie bijo tiesos ir bijo Gazmanovo bijo, va kame reikalas. Nu gerai, bet jūs atėjo dėl ko kito, čia toks lyrinis įžanga. Taip, o atėjo štai dėl ko, gerbiamas Kazimierai. Galima jumi tai vadinti, Kazimierai? Prašom. Paprastai, liaudiškai. Visai siktinai, reiškia, užvakar atidariau jūsų portalą. Nu, reiškia, žiūrėjau jūsų portalą ir jūsų tas visas laidas. Ir vat buvo gerbiamas Nakas, pasumė ėmė interviu apie eilinį kartą, apie va šitą pletkininkę, vat aš viešai sakau, pletkininkę, Juknevičinę, kuri jumi išvadino, reiškia, FSB agentų, KGB, tai čia pagarbos, taip sakant, ženklas, įvertinimas. Kazimierai, mane irgi buvo tas palis. Ir aš labai, reiškia, ištiesiu jums tikrai ranką, kad jūs padavėt va šitą pletkinį teismą. Ta patį padarysiu ir aš. Jinai mane irgi išvadino Seime išvadino, reiškia, visų deputatų akivaizdoje, čia buvo tiesa prieš 3 kažkur tai metus, jūs galite šitą internete surasti, reiškia, surinkę Google Subotinas Juknevičinė. Va, 2 žodžiai surinkite ir jūs surasite šitą. Jinai mane išvadino jedinsininku, jinai mane išvadino KGBistų ir taip toliau. Už ką, Juknevičinė? Už tai, kad aš tavo brolį Urboną Gintarą padariau milijonieriumi. Už tai. Gėdos turėjo. Bet jūs KGBistas ar ne KGBistas? Žinot, KGB mano žiniomis, ir aš galiu šitą pagrysti, reiškia, žmonės, tie, kurie dirbo, buvo aukšto intelekto ir protingi žmonės. Kai faktas aš jums galiu pasakyti, vadaleiskim, Paulauskas, neturėdamas... Artūrą turite omeny? Artūrą. Turėdamas, reiškia, tėvą, kuris dirbo KGB. Čia oficialiai, jisai pulkininku liktai buvo, KGB. Jisai neįstojo, reiškia, į KGB mokyklą. Minske atrodo ar kur, bet buvo tos žinios. Reiškia, o šitas jo draugas, jisai jokio stogo neturėjo, atleiskit už žargoną, jokio stogo neturėjo. Ir jisai baigė, kurie nušuvė, atsimet, kaip jau verslininkas buvo. Ne. Užmiršau dabar pavardę, jisai žinomas žmogus buvo, tai nušovė.
tą žmogų. Ir va dėl to vienas iš buvo priežasčių, dėl to Henrikas daktaras sėdi dabar kalėjime. Va, tai, reiškia, atseit, va, jisai pervedė, reiškia, šitą, o kas tenai padarė, tai aš negaliu, bet, viena iš aplinkybių buvo, kad, va, iš tos, reiškia, iš Viljampoliečių, reiškia, šitą padarė. Tai va, kas tai čia, tai aš noriu ką pasakyti. Pas mane gabumai, brolyti, ne tie. Pas mane ne tie gabumai, ir jeigu aš būčiau KGB, tai aš to didžiuočiausi, nes ten aukšto linkėlėtų, aš turiu meni KGB ir stukačiai. Vakar esmė, du skirtingi dalykai, jo. Daleiskim, palaukit, vat jeigu mes palėtėm šitą KGB. Brazauskas, jam kaip pirmam sekretoriui buvo pavaldy KGB. Kodėl apie šitą niekas nekalba? Kaip pirmam komunistų partijos sekretoriui Lietuvos. Jam jau buvo pavaldy KGB. Bet palauk, bet antras sekretorius būdavo, kad kontroliuoti iš Maskvos. Taip. Vadinasi, formaliai pavaldy, bet iš tikrųjų... Taip. Taip, bet mes kalbam apie formalumą. Apie formalumą. Lygiai taip pat, vat aš pasikartoju, Juknevičiai, jedinstvenikų, dėl ko Juknevičiai? Gerai. O jedinstvo? Vat aš turiu Valerijaus Ivanovo telefoną, davайте paskambinam Ivanovui. Bet ką jūs prieš tai dar, prieš skambinant, ką apskritai apie jedinstvo mano? Reiškia taip. Aš jums pasakysiu taip. Kada čia kūrėsi jedinstvo, manęs iš viso Lietuvoje nebuvo, kada buvo jedinstvo, stadijos ir taip toliau, jūs galite šitą patikrinti. Aš dirbau, gyvenau ir dirbau, apsigyję, reiškia, šitą atominį stotį, Balakovo atominį stotį, reiškia, Saratovo srities, Balakovo atominį stotį, KIPO, rukovodитель KIP, vadovas KIP, kontrolinis minyti pribor. O ką jūs manote apie jedinstvo iš viso? Dabar kas liečia jedinstvo. Reiškia, kada aš atvažiavau, to jedinstvo nebuvo. Čia buvo 91-92 metai. Čia atskirą gal laidą padarysim, kiek aš padaręs. Aš nesigiriu, niekad nesigiriau tuo. Bet aš faktus, kiek aš padariau gero Lietuvai. Vat aš jums sakau. Ir dėl vaistų, kai atvežiau iš Moldovos pilną lėktuvą. Liudininkai yra. Ir buvo atiduota, reiškia, Kauno klinikum. Už dyką vaistai buvo, kada manipuliavo jausmais. Va šitą, atleiskit, Sąjūdinė gauja. Aš pas mane tokias nuostatas. Garsėja tuo savo nuoseklumą. Taip. Va, suprant, reiškia. Ir, reiškia, Anykščių vyną, kada trūko LGT, vyno žaliavą, aš šitą padariau. Žmonės nedirbo jau 4-5 mėnesius, o aš šitą padariau. Pienas. Sysas, va, prašau, galit paskambinti Sysui. Reiškia, Algiui Sysui. Apkalbėsiu. Tai, buvo šitas tiemas apkalbėsiu. Taip, tai aš organizavau šitą, suprantat. O jedinstvo? Kas liečia jedinstvo? Dabar, čia per seniausiai, nežinau, vat, jeigu gal ir nepagautas nevagdygys, bet tai, vat, tai tos laidas, spaudos konferencijos Vaišvilos, Zigmo Vaišvilos, mane neįleidžia. Jau dabar, jau neįleidžia kažkodėl. Jo, bet aš ką noriu pasakyti, gerbiamasis. Čia nesenai Seime, aš žinau, tą pavadą, dabar šitą, jisai, žmogus atsiknai sutiko mane, jisai buvo Seimo narių, tas žmogus, suprantat, iš demokratijos darbo šitą, jisai mane pažino, sako, taip, Jūrijau, tai kažkodėl pravartijoja jedinstininkų. Jisai sako, kad tu, aš žinau, jokio jedinstvo tu nebuvai. Tas žmogus, atsiknai, vat, ir mes pradėjom kalbėti apie jedinствą, suprantat. Pasirodo, jisai, reiškia, kada vat, šitas visas kūrėsi, pasirodo jedinstva, tai buvo kišeninė opozicija. Vat šitos Sąjūdinės gaujos kišeninė opozicija. Valdoma, kitaip tariant. Valdoma, kišeninė opozicija. Čia iš tų visų procesų, kad jeigu nori valdyti procesus, reikia patiems sukurti. Jeigu nori valdyti procesus, turi sukurti savo priešą. Patys. Nes jeigu nekontroliuojamas atsakas, tai reiškia nevaldyti. O kai kontroliuojamas... Taip, kontroliuojama opozicija. Kišeninė kontroliuojama opozicija. Tai Ivanovas buvo, reiškia, kontroliuojamas tada. Žinot, aš nenoriu už Ivanovas. Mes paklausim. Davайте paklausim. Alio. Labą dieną, Valerijau. Labas. Čia trukdo Kazimieras Juraitis iš Prieš Jazz televizijos. Taip, klausau jūsų. Čia mes nesitarę, bet pokalbis įrašomas, taip sakant, tai
nėra jokių spastų, bet tikiuosi taip atviro bendravimo ir galbūt į laidą pakvies. Pas mus, prašau, ką jūs norite. Pas mus studijoje Jurijus Subotinas sėdi dabar ir mes aptarinėjom Juknevičienės Rasos benefisus, kur jinai mėgsta pilstyti visą laiką. Tai kagabistais išvadino, tai jedinstvininkais. Ir kalba eina apie Jurijų Subotiną, kokį vaidmenį jis vaidino jedinstvo. Tai va, jisai... Jokio vaidmenio jis nevaidino. Jis iš vis nebuvo jedinstvo. Nei narių, nei jokių ten veikėjų. Jis visai nebuvo žinomas kaip jedinstvas, kaip kažkoks tai veikėjas. Aišku. Tada antras klausimas, kurį vėlgi sužinojom iš jo, o jisai... Mes susipažinom, kai jau šitų profesorių teismas, kai jau Burakevičius ir Malavičius, Kirkolelė visų. Mes tada per teismą su juos susipažinom. Aišku, Valerijau, o paskui antras klausimas. Iš jo išgirdom, o jis išgirdo iš buvusio Seimo nario ir jam pavardė užkrito. Gal čia versija, gal tiesa, bet būtų įdomu pašnekėti. Jisai girdėjo, kad jedinstvo buvo kuriama kaip valdoma opozicija. Kišeninė. Ir jūs išėjot dėl to, kad nenorėjot žaisti tokio manipuliuojamo lyderio vaidmens. Ar čia tiesa, yra pagrindo tokiam ar ne? Nu, vienybė jedinstvo jednost. Visų pirma, aš skaičiau pirmą tą dokumentą, deklaraciją, ir ten buvo pažymėta, kad yra viena iš sąjūdžio dalių, kaip sakant. Taip, viena iš sąjūdžio dalių. Taip. Aš asmeniškai pagalvojęs ir, kaip sakant, pasiteiravus, su savo draugais, vis dėlto nustatėm, kad čia ne visai teisingai yra, pozicija yra neteisingai interpretuojama. Mes kaip savarankiška organizacija turėjom, dėl to, kad mes neėjom tautiniu, kaip sakant, tautinio atstovų kažkur, mes vienybė jedinstvo jednas, reiškia lietuvių, rusų, lenkų ir žydų ir kiek čia buvo tų. Ir mes dėl to negalėjom priimti tą, kaip sakant, poziciją, kurį priėmė sąjūdis. Man apskritai būtų įdomu nuodugniau pakalbėti, gal jūs į studiją atvažiuotumėt, matot, kame yra... Prašom, kada pakvieskit, nes labai įdomu tas, kad, pavyzdžiui, jedinstvo dabar laikoma kaip nepriklausomybės priešas ten tas, kai tuo tarpu Vilniaus sąjūdis patys kūrė konstituciją sudėtyje TSRS. Tai... Matot, aš dėl sąjūdžio negaliu nieko sakyti, jeigu ponai, kurie ten darė šitą visą darbą, tegu jie ir sako, ką jie žino, aš galiu dėl vienybės jedinstvos jednos tiesiai šviesiai sakyti, ką aš žinau ir nieko nebijau dėl to, kad mes nieko tokio ir nedarėm, kad būtų ar prieš lietuvius, ar prieš kažką, tai mes tokios pozicijos neužimdavom. Gerai, gerbiamas Valerijau, tai va du klausimai, kurie man rūpėjo, mes būtinai jūs pakviesim dar artimiausiu metu, dabar baigsim pokalbį su jūros. Prašau, tik tai perspėkit dėl to, kad aš turėsiu čia išvažiuoti biškį pailsėti prie jūros 10 dienų, tai rugpjūčio mėnesį pradžioje grįšiu, tada galim pradėti. Gerai, tvarkoju, ačiū Jums už pokalbį. Prašau, viso gero, sėkmės. Nu ką, sako, nebuvo Jurijus net iš tolo arti neprieėjęs. Nu gerai, bet tai šitas epizodas, taip sakant, tegu jie įrodinėje, buvo, nebuvo, kažkas tą pusę. Visiškai teisingai, bet pirmininkas jedinstvo, tai kaip pasakė? Nebuvo, aš negirdėjau, kaip ką jūs kalbate. O tada KGB klausimas, kaip susijęs, pavyzdžiui, Juknevičienės, brolio. Vat žiūrėkit, aš sakau faktais. Taip. Reiškia taip, jo brolio Urbano gimto tą firmelę, firmelė tarptautiniai kontaktai. Ko jie užsiminėjo? Jie užsiminėjo tik tai ten vizomis ir dar kažką tai tenai. Nežymė tokia. Nežymė tenai apšydėm truba, suprant. Aš gyvenau Kaune tada, 407 name, savanorių 407. O jo ta firmelė buvo pirmam aukšte, jų firmelė. Vat aš trečiam aukšte gyvenau, o jų beje pirmam aukšte. Ir aš užžeidau, kad man ten nevažiuotai kokį, reiškia, kažkur tai basi. Ir jie nebrangiai darė tas vizas, suprantat. Ir aš pas jūs darydavau tas vizas. Į Rusiją. Į Rusiją, pagrindė į Rusiją, nes aš sakau, man... Tai jo biznis, Juknevičienės brolės Ginto Urbano prasidėjo nuo vizų darimo į Rusiją. Jo biznis, aš turiu omeny, kad, koks jisai biznierius, jeigu jisai net rusiškai kalbėti nemoka. Baikit, vyrai. Atleiskit, jūs sakėt, nesikeikt, bet jeigu čia, suprant.
Jisai rusiškai, jeigu žmogus. Tarp kito, grįžtant, nesenai kalbėjom su Stanislovu. Taip. Jisai sako, kad sodrių žodžius naudoja dėl to, kad nori naują madą įvest. Kad, žinai, su tai šlipsais, kurie sėdi. Celkamis vaidina celką, suprantat. Tai jūs čia specialiai taip darot, ar tiesiog... Bet aš norėčiau, reiškia, į tą klausimą pabaigti. Suprantat, reiškia, kokio būdu. Nu ir ką, aš pasidariau vizą. Jisai priėjo, aš prieš Gintarą, ne vienoje pusė žodžio. Normalus žmogus, fainas vyras, išauklėtas, tikrai, mandagus, išauklėtas, suprantat. Nu, pas mumi ten gavosi paskiau konfliktinė situacija, čia kitas klausimas, suprantat, bet... Dėl ko? Jo. Gal buvo tai iš, kai rusai sako, spadačiai jos sestrai. Suprantat. Jisai jaunesnis už seserį, taip? Jo, jisai atrodo jaunesnis. Liktai, nu nežinau, į metrikus aš nežiūrėjau. Bet esmė, aš nežinojau, kad čia Juknevičius jo sesuo. Jeigu aš žinočiau, kad jisai, jo Juknevičius sesuo, aš apiečiau per kitas laiptinės, bet tenai apiečiau tą firmelę, suprantat? Tai kodėl, jeigu fainas vyras, nu ką? O buvo, nu taip, teisingai, bet esmė kame. Ir jisai vieną kartą mane klausė. Reiškia, šitas sako, reiškia, tos, nu, automobilių, ar gali padėti, reiškia, gal tu turi ryšių Rusijai su vagonais, reiškia, automobilių, kurie veža specializuoti vagonai, kur veža automobilius. Aš jam sakau, neprižadu, bet tai, reiškia, pabandysiu. Aš susiskambinau tą pačią dieną. Beros. Netgi atrodo, kad iš jo telefonų, nepamenu, negaliu šitų detalių, iš karto paskambinau Koneriui Nikolai Semionovičiui. Jūs galite šitą internete surasti, kas per žmogus. Aš jam paskambinau, pravą zvanką aš turiu, reiškia, nu, skambučių teisė, jūs suprat, kas yra jo. Reiškia, tuo metiniu Intertrans vadovu. Čia žymiai, reiškia, kompanija Intertrans, jūs galite surasti, dabar ten Grošov vadovauja, Grošov Galina. Nikolaevna atrodo, Grošov Galina, reiškia, ir žinomas Rusijos žmogus. Aš jam paskambinu. Jisai sako, reiškia, jisai sako, taip, perskambink man už kažkur tai valandos ar poros valandų. Nu, jisai buvęs, kas jisai toksai žmogus, jisai akademikas, buvęs, taip, ne tik geležinkelio, bet buvęs ministр путей сообщения Советского Союза. Nu čia, suprantat, čia Šiška jo, jisai labai autoritetingas žmogus. Strateginės dar įmonės? Taip, suprantat. Aš jam perskambinau. Jisai man sako, duok savo koordinatės. Koordinatės, kur, sako, tos vagonus. Nes mes jau, sako, apsukom. Adresą, kur kame. Ir adres, kur kontaktas. Paskirimo. Aš pats nelaukiau tokio, reiškia, operatyvumo. Sako, 18 vagonų, tie, kurie buvo paskirti į Toliatį iš Maskvos, jau mes apsukom, jau eina jie. Be apmokėjimo, visur firmos, predoplata tai vadinam, jūs žinote, iš ankstinis mokėjimas, tik paskiau tos vagonus, o man be nieko. Reiškia, nu kaip jums pasakyti, aš nenoriu savai ten, žinot, bet sakau, reiškia, nu kažkokį autoritetą aš turėjau. Tarp tokių žmonių, teisingai. O kodėl to čia kitas klausimas, suprantat. Todėl, kad aš nepaveičiau ne vieno žmogaus kol kas gyvenime. Ne vieno nepaveičiau. Ir niekad to nebuvo. Suprantat. Jisai apsuka, suprantat, paskiau koordinatės, tai prasidėjo šitas dalykas. Pas mane buvo įmonė, savo įmonė, suprantat, bet aš koordinatės daviau. Faksus daviau tuo, nu, žmogus, suprantat, koks skirtumas. Vat, apsuka. Ir tokiu būdu prasidėjo šitas dalykas. Dabar buvo momentas vienas, reiškia, gal kokio po mėnesių kažkur pro pusantrų, kas mane nustebino pati, reiškia, ir Jumi, gerbiamas Kazimieras, ir mane apkalbinėjo tokiais terminais, supranti, o pati kas būdama. Aš jau pasakiau šitą, kaip jinai Janutieniai. Viešai pasakiau ir gal neatsisakau šito žodžio. Aš mačiau Lietuvos ryto televizijoje, balandžio mėnesio laida buvo kažkokia. Jo, man skambino, jinai. Jūs girdėsite? Ne, aš negirdėjau, bet aš mačiau aprašymą. Tai va ten yra ir šitą. Bet aš ką noriu pasakyti. Svarbiausia, momentas. Nu, Urbanas pas mane prašo, sako, ar galėčiau aš su tavo, reiškia, nu, su tai žmonėm, nu, susipažinti. Tu sakau, nu, žinai, o ten, reiškia, RŽD yra tokia schema, RŽD.
reiškia, Российские железные дороги. Jo, Fadėjevas tada buvo, reiškia, vadovas Fadėjevas. Paskiau buvo tas, žinoma, žmogus, medalį turi, tas, užmiršau pavardę, nu, čia dabar žinom tos pavardės. Bet tada Fadėjevas buvo, kadangi aš pas jį asmeniškai buvau pas Fadėjevą, pas rukovodителį RŽD. Ir reiškia, nu, aš sakau, negaliu prižadėti, nes ten kaip, kad tam, kad patekti į šitas organizacijas, yra nuodugni patikra apie žmogų. Nuodugni patikra. Jeigu esi Rusijos pilietis, tai kažkur tai užtrunka 7 dienas. O jeigu formaliai užsienietis. Užsienietis tai apie mėnesį užtrunka, nes tikrina, reiškia, spec tarnybos, nu čia, kaip jums pasakyti, nu, FSB, tikrina, pataikė Kazimierai, blin, oi pataikė tiksliai jo, labai laiku pataikė, FSB tikrina. Dabar taip, o su Levšinu, sakau, nu Levšinu, nu, Konarevas, nu, biški per aukštokas, suprantat, nu, su Levšinu, Konstantin Ivanovič Levšin, aš pasirėšiu, nu, jo pavaduotas, sakysim, reiškia, Intertranso. To reiškia. O Konarev jūs galėsite internete pažiūrėti, kas per žmogus. Konarev Nikolai Semionovич. Nikolai Semionovich Konarev. Nu, dabar, reiškia, nepraėjo, aš susiskambinau, taip, sako, дай нам координаты этого человека. Nu, koordinatės. Su kas nori susipažinti. Jo. Sakau, Urbanas, dar jisai ne Urbanas, sako, Urbonas. Nu, ne taip, kirčiau. Jo. Reiškia, Urbanas Gintaras. Gintaras Urbanas. Ten domisi, reiškia, davė visko. 3 dienas nepraėjo, jisai man skambina. Сако, Юрий Викторович, сако, все, пускай этот друг вас приезжает. Мы все пробили, все нормально, все хорошо. Сако, patikrinam lietuviškai, kad vertimo nedaryt. Patikrinam, jo. Nu, geras, молодец, vyras. Jo, tegu atvažiuoja, viskas, jokių problemų. А сако, Юкнявичне, его сестра, это наш человек, сако. Mūsų žmogus jo sesuo. Aš va taip, kai laikiau telefoną, его се nukritau. Jūs galite įsivaizduoti. Reiškia, Юкнявичне, sako, наш человек. Palaukit, bet man vėl iš karto. Davai. Visus pokalbius su Rusija kontroliuoja mūsų saugumas. Vadinasi, jie girdėjo visus tos pokalbius. Reiškia taip, gal girdėjo jie, gal negirdėjo, čia kitas dalykas. Nu, suprantate, o kas yra saugumas mūsų? Buvę KGB visi tie kariniai. Saugumas tai jiegi, kaip jums pasakyti, iš tos pačios politinės kaladės, vat, tos kortos, iš tos pačios kriminalinės politinės kaladės. Nu tai ką, ten geri vyrai dirba, bet jie priversti. Šitie vyrai geri, ką jūs galvojat? Tie, kurie geri specialistai buvo perėjo į šitą struktūrą ir viskas. O ten, kurie liko, bet esmė, jiegi, aš ne apie tai, gerbiamas Kazimierai. Aš apie tai, kad jie mato tą neteisybę, kuri dabar vyksta, 300 metų jau vyksta šitas bespredėlas, atleiskit. Patiem vent norisi. Jo, patiem ten puikus vyrai. Aš sakau jums kaip, nes turiu faktus. Mano klasiokas buvo, reiškia, saugumietis. Reiškia, baigė irgi tą mokyklą, nu, KGB mokyklą, mano klasiokas, neminėsiu jo pavardės, ties pamatys dar sakys, bet aš jums pasakysiu taip, jisai baigė, tarp kitko irgi, mokėsi vienas iš pirmųjų, aš žinau, koks lygmojo, koks jo intelektas, suprantat. Ir jisai buvo KGB, dirbo Kaune, paskui perėjo, reiškia, į saugumą, suprantat. Tai tas vat, visas momentus gali tenai mulkit, kaip Juknevičienė mulkina, gali paprastą žmogų mulkit, todėl kad jisai neišprūsęs. Dabartinis, atnešit, aš tiesiai kalbu, neišprūsęs žmogus, paprasti žmonės, suprantat. Varo šitą propagandą, suprantat, rusai pola. Tai pasakykit vieną kartą, kada puls, aš gėlių eisiu, pirksiu, sutikti, kad, reiškia, ir pusę Vilniaus išėjai sutikti rusus. O tai dabar Juknevičienė, dabar sakot, koks tenai vaidmuo, ar jinai tokia, nu kokį lygį galėtų užimti tenai hierarchiją? Negaliu pasakyti šito. Bet spėjom. Aš, galvoju, kad ne žemo lygio. Jeigu pasakė, aš konstatuoju faktus. Taip, per 3 dienas duoda dabro. Iš karto geležinkeliam tiem.
Kaip? Tiem apie geležinkelį. Taip. Nu, liepšna. Per 3 dienas duoda dabro. Per 3 dienas. Su Rusijos, nu, jie gal greičiau, su Rusijos pilietybė per 7 dienas. Užsieniečiui mėnuo. Nu, matyti, gal greičiau, bet per 3 dienas atleiskit. Jinai dabar yra NATO generalinės O, vokame reikalas. Suprantat? prezidentė. Jo. Matot? Aha. Ir jinai loja, atleiskit. Loja. Vat, vadina patriotas, va, savo tą, Pala, bet čia gali priedanga būti, nes žino, o čia kitas dalykas, priedanga. Ir teisus, kad jo, aš būsiu pirmu liudininku. O paskui pakeis. Jo, aš būsiu po jūsų teisme, būsiu pirmu liudininku. Aš kažkaip nekreipė dėmesį. Nu, loja plėtiniai, kažkokia runkelino gabalas, suprantat. Tai mes galim dvigubą naudą turėti, palaukit. Pirma, jeigu jūsų dėka Gintaras pasidarė, nu, pasiturintis, tai mes jau galim pinigų paprašyti. Vienas dalykas, ką galim. Palaukit, šitas klausimas, tu dabar nereikia sumaišyti krūvą. Bet aš sakau, kas mane, suprantat, mane apkalbėjo, reiškia, Seime, viešai apkalbėjo prie visų deputatų ir taip toliau. O ten gavosi konfliktinė situacija dėl Bradausko, tenai kažkas, tai suprantat, aš paprasčiausiai nežinau, ar paskambinau Bradausko, aš, reiškia, jo telefoną, reiškia, šitą, ar kažką, tai ir va, dėl to, jinai, jūs taigi subotinas, tai jūs tai žinot, jisai viešas, KGB agentas, suprantat, kas KGB agentė, Juknevič, ne, ateik čia pas mūjį, pasiaiškink. Gerai. Ja. Gerai, tai dabar tada šiandien pabaigim gal šitą temą, kaip užvadinsim tada pavadinimą šitai laidai. Juknevičienė KGB agentė ateik, ar kaip? Vat, matot, vat jūs humoro formą šitą priima, aš irgi humoro, bet galima juoktis. Galima juoktis, rimtus dalykus reikia. Galima dieną juoktis, antrą dieną, trečią dieną, bet kada jinai parazituoja, 30 metų parazituoja mūsų sąskaitą, paprastų žmonių sąskaitą, ką jinai padarė? Jinai melavo tik tai apgaudinė, įkiršino mūsų tautos. O, tarp kitko, tada pabaigai. Vat, dar galutinai, kad pradžia ir pabaiga susirištų. Tai jūs prieš Lietuvos valstybingumą ar ne? Vat, kodėl vat, ta, vat, tokia, jūs prieš Lietuvą nepriklausomą? Kazimierai. Atlet, supratau, apie valstybingumo buvo daugiau, mano įsitikinimu, tarybiniais laikais. Lietuva didesnį turėjo valstybingumą negu dabar. Sniečkus, jo nekamandėjo dabar, kai amerikonai Grybauskaitė. Sniečkus, teisingai. Gudras buvo. Ne, kai buvo gudrus, čia visai galim, bet jo nekamandėjo. Suprantat? Jo nekamandė, arba kaip Griškė, arba kaip Brazauskas. Kaip Brazauskas ten pats neišlyzdavo tenai, supranti. Arba tas pats Paleckis, tas ne jaunas Paleckis, a tas Paleckis, Justas, jo. Pradėjo apie šitą, jisai čia perestroiką tą padarė. Faktiškai antras žmogus. Taip, jisai instrukcijas veždavo. Instrukcijas. Kiek to gyvenimo liko, tai noriu vieną kartą, kad žmonės žino, ne Petkevičių sąjūdį įkūrė, ne Landsbergis nekoksai, ir ne kokia ten šitą šutvę, o Paleckis įkūrė čia sąjūdį. Tik tai jisai į tą pacistrivėblė dabar, supranti, jie ne taką, aš žu tramvają. Atleis. Nu gerai, Jurijau, tai dabar išeinam į finišo tiesėje, valstybingumą atstatinėt. Gerai, čia valstybingumą, atstatinėt valstybingumą, visi žmonės vieni kitis, apie čia, ateikit į priešas, nebijokit, kalbėkit tiesą, tiesa vis tiek nugalės. Kaip jie nemaskuotų sąjūdį negauja. Čia buvo Priešas televizija, blogerio Kazimiero Juraičio laikas ir svečiuose Jurijus Subotinas. Iki malonaus.